Labadiena. Vakar rekordinius dienos kilimus demonstravusios Europos rinkos ir šiandien išlaikė teigiamus pokyčius. Investuotojus prekybos pradžioje kiek neigiamai paveikė žinia apie Didžiosios Britanijos draudimo bendrovių sumažintas pelno prognozes bei sumažėjusius sunkvežimių pardavimus Vokietijoje. Tai dar vienas besitęsiančių sunkumų automobilių gamintojų pramonėje įrodymas. Tačiau indeksus galiausiai į viršų tempė bankinio sektoriaus akcijos. Kiek atšaukus į viršų naftos kaina vėl pasuko kritimo link. Pabaltijo akcijų rinkos demonstravo atsitiesimo ženklus. Gerokai nukritusių akcijų kainos bandė kopti aukštyn. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas kilo kiek daugiau nei 2%. Daugelio akcijų pozicijos demonstravo techninį atšokimą, mat po keleto dienų kritimo normalu sulaukti didesnio pirkėjų antplūdžio. Didžiausio dėmesio šiandieną susilaukė Ūkio banko akcijos atsitiesusios iki 71 cento ribos. Prekybos pradžioje kaina buvo šoktelėjusi bemaž iki leistinų ribų, tačiau spekuliantai suskubo fiksuoti pelnus, o tai numušė kainą žemyn. Daugiau kaip 4% kilo biržos flagmano TVLT akcijų kaina, tačiau pirkėjai neskubėjo didinti paklausos ir kelti kainą šioje pozicijoje. Deja, atsitiesimo ženklų nerodė trąšų gamintojos Lifosos akcijos, kurios šį mėnesį jau prarado beveik 45% vertės. Bendra biržos apyvarta kiek ūgtelėjo ir šiandien pasiekė daugiau kaip 4,5 milijono litų. Rygos vertybinių popierių biržos indeksas kilo vos 0,03%. Didžiausia apyvarta priklausė Latvijos Kugniecimo akcijoms, kurios kaina išlaikė nepakitusią. Indekso reikšmė kiek numažino beveik 1% smuktelėjusios Ventspils nafta akcijos. Na, o Talino vertybinių popierių biržos indeksas atsitiesė 1,73%. Tačiau investuotojai nedegė aktyvumu ir bendra biržos apyvarta buvo 658 tūkstančiai eurų. Bendrovė Tallink Group paskelbus apie plečiančią viešbučių veiklą, akcijų kaina šoktelėjo virš 6%, tačiau apyvarta buvo menka. Ko gero, kainos koregavimas labiau galima įvardyti kaip techninį kainos atšokimą. Daugiau kaip 500 000 eurų apyvartą sudarė prekyba ST Telekom akcijomis, kurių kaina liko nepakitusi. Keletą dienų kritusi Olympic Entertainment Group akcijų pozicija fiksavo teigiamą 5,66% kainos pokytį. Šiandieną naujienų tiek, viso geriausio.